Sveiki, su jumis šeštosios NKL savaitės gražiausių epizodų kokteilis. 10 vietoje Marijampolėje blokus šeimininkų krepšininkams dalinantis Jonavos Petrochemos aukštaūgis Tomas Milinskas. 9 vietoje Kauno Jazz diremtos naujoko Juozo Ramanausko debiutas dešimtuke, pamaloninant vietinę publiką elegantiškų dėjimų iš viršaus. 8 vieta Molėtai. Chaotiškos Ežerūno Kario atakos neišgelbėjęs Deividas Keburys sulaukė galingo Gintauto Matulio pastiprinimo puolime. 7 vieta vienas karštųjų dešimtuko taškų Raseiniai. Klaipėdos Naftos krepšininkas Mindaugas Stašys laiku atiduoda perdavimą įsibėgėjusiam Donatui Norkui, kuris įmūrija kamuolį į Rasų krepšį. 6 vietoje pastaruoju metu NKL gerbėjus džiuginantis Palangos legionieriaus Arturo Satono pasirodymas. Šįkart amerikietis pasižymi dėjimų į Kauno Jazz diremtos komandos krepšį, tačiau visai netrukus išvysime šio krepšininko gynybinius sugebėjimus. Penketuką pradeda nuolatinis dešimtukų svečias Martynas Echodas. Greitoje Žalgirio dublerių atakoje gavęs perdavimą iš Vido Ginevičiaus, jaunasis talentas išpuolį užbaigė Kobe Bryanto stiliumi. 4 vietoje dar vienas puikiai pažįstamas veidas Karolis Guščikas. Raseinių Rasų lyderis smaginosi mače Kaune ir antrąją savaitę iš eilės džiaugiasi naudingiausių savaitės žaidėjo titulu. 3 vieta. Metas įsitikinti Arturo Satono galiomis gynyboje. Palangos klubo supermenas nebuvo gailestingas varžovo aukštaūgiui Gintautui Kybartui, išrašydamas įspūdingą stogą. 2 vietoje Martynas Varnas. Jaunasis žalgirietis Joniškyje pataiko neįtikėtiną metimą pratęsimo pabaigoje ir išplėšė savo komandai pergalę mače su Delikateso ekipa. Jeigu manote, kad tai įspūdinga, palaukite pirmosios dešimtuko vietos. Gražiausio savaitės epizodo autorius Eivydas Mološčiakas. Vienas Šilutės lyderių likus sekundė iki mačo su Žalgirio dubleriais pabaigos smeigia super duper ultra sudėtingą tritaškį ir padovanoja savo komandai pergalę minimalių skirtumų. Fortuna šią savaitę buvo apsivilkusi žalius marškinėlius.